Gotrixas išleido naują funkciją, parodysiu, kaip atrodo tuoj. Palaiko Twitch'ą, privalomas Discordą turėt, Kiką, YouTube'ą, TikToką palaiko. Trovas nepalaiko, Trova jau užsidarė, tiesiog neištraukta iš čionais. Vėliau mūsų ją pašalins iš čia. Einam va čionais. Ir pajungiat, va taip, spaudžiat. Pas jūs turi atsirast va šitas Botrix app, Discordo linką išmes, aktyvuojat ir va tokia lentelė bus. Tiesiog čia galit parašyti informaciją, pakeisti pavadinimą. Man to pavadinimas keičiasi tik tais už pinigus. Už 4 eurus į mėnesį. Ir taip galit pridėti Twitch'ą, YouTube'ą, čia laivas, čia video, čia irgi video, čia laivas. Kai pridedat, kurias naudojat platformas, kai paleisit streamą, Discord'ai, jeigu paleidot streamą, rodys, vat, pavyzdžiui, YouTube'as čionais bus, Twitch'as čionais bus, Kikas čia bus, o jeigu video paleisčiau, įdėčiau naują, čionais mestų YouTube'o video, o čia TikTok'o video, va taip padaryta. Ir viskas. Gerai padarė, kad tokį botą išleido. Patogu bus.